Na kągi, pradedame laidą radijo šou. Kadangi atvažiavau vienas, gali būti, kad žemdirbiai nepraleidau nei Broniaus, nei Česlovo, teks susirišti su jais telefonu. Na, o kad jums neprailgtų laikas, siūlau pasiklausyti dar muzikos. Na, neprailgo laikas, na ir mes turime pašnekovą. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Čia ta kiaulė, kur per radiją kalba? Ne, taip, čia aš. Labas, paršiukai. Aš skambinu iš Zarasų rajono, mano vardas Bronis. Norėjau jūsų radijos paklausti, kodėl taip mažai grojate rusiško muzono? Nežinau, aš neatsakingas už radiją, už rusišką muziką. Aš dar turiu tokį palinkėjimą jūsų radijos stočiai. Nu, nereikia daug įsidirbinėti, ten pas jūs visokie yra, jaunimas labai daug šneka, labai mandrai, reikia daugiau rusiškų dainų. Aš dar turiu vieną klausimą, galima? Galima. Aš turiu daug didelių problemų. Kokių problemų norėčiau paklausti? Pas mane labai maža pensija. O atsiprašau, kiek jūs pensijos gaunate? 92 litus. Tai visai didelė pensija. Bendrai pagalvojus, gal ir nemaža. Konservatorių pažadais maitinuosi, o už pensiją pilstuką perku. Pas mane 16 vaikų, o pas jumis gerbiamas kiaulė. Pas mane vienas ir tas kraujomaiša, brolis Gedas. Tai čia jūsų brolis ir vaikas, jūsų sūnus? Ir tas, ir tas. O jūsų mama kas kiaulė? Taip, ta pati. O tėtis? Tas pats. O kiek tėčių metų? 67. O, tai senas tėtis, senas. O klausykite, gerbiamas Mindaugai, o jūs ką labiausiai mėgstate gyvenime? Cepelinus. Aš irgi. Gal užteks jums kalbėti, prisėskite šitas tegul Česlovas kalba. Tai kad jūs ir taip daug prišnekėjot jau telefonu. Na kągi, rubrika Mindaugas kalbina, baigiau, užleidžiu vietą prie mikrofono Česlovui, po dainos susitiksime. Aš visiems, na ir Broniau, labas vakaras. Ką? Labas vakaras jums sakau. Koks tau vakaras? Kam vakaras, kam ne? Nesupratau jokų. Kas tau įstatė mechanizmą į galvą vietoj smegenų? Ko tu manęs laidos pradžioj kiaulę užsundėjai? Tai kiauliukas jaunas žurnalistas praktiką atlieka radio centre, nes dabar taupom visi. Kodėl taupot? Nu, taupom, reikia jaunų veidų už dyką dirbančių. Tai niečių iš kaimo? Taip, kiauliukas dabar, kaip sakant, praktikantas radio centre. Tai duodam jam tokias 15 minučių laidą pavesti. Su kanopom... Tu, kai kalbė šitą per radiją, tu daugiau ugnies, nes klausytojai sėdi ir taip ir matau jų liūdnus veidus. Reikia, kai kalbėti, daugiau savęs įdėti, savo dušios išpažinti turi kalbėti per radiją. Nu, pasakyk, ką blogo padarė šiandien. Nu, ką aš pagalvojau gražiai, kaip Putiną išrinko prezidentu. Tai kas čia blogo tame? Aš irgi gerai pagalvojau. Nu, ir rusiškai mąsčiau šiandien. Kaip, ką galvojau? Nu, daug galvojau viską, bet stengiausi rusiškai mąstyti. Nu, netoks tu blogas ir vaikis, klausyk. Aš tave, kai pažinojau anksčiau, tai buvai blogesnis, bet dabar žiūriu, tau proto įkrėtė darbas radijai, taip? Nu, taip. Česlovai, kodėl tu kaip prietranka, kiekvieną žodį sakai... Tau blogai galvoj gal. Tu gal margantovkės išgerk. Gerai, kad tu pats pastebi, ką pats darai.
Aš visada viską apie tave pastebiu. Tai pats ir gerai, kad tu, Bronius, viską apie save matai, nes galvau, niekada neišgirsi to. Norėjau tau 10 kartų pasakyti, kad pats ir... Česlovas, tu labai pasikeitė ir ne pačia geriausia pusė. Aš tau taip pasakysiu. Aš tau pasakysiu paprasčiau. Man tavo firmos nebereikia. Aš skiriuosi ir vedu pats laidą atskirai. Tu ką palieki uždaraksinį bendrovį radio šou? Ne, kad jos ir nebuvo niekada. Aha, tu net nežinojai, kad aš ją įsteigiau. Česlovas, aš kai grįšiu į radiją, Taip, aš tau duosiu beržinės košės. ne, Nu, kaip tai ne? nereikia. O kur tu pats esi beje? Aš esu Zarasų rajone, prie Stalmūdžios ąžuolo. Aš dabar užlipęs į jo viršūnę ir sėdžiu nuogas. Gerai. Tikėjai, debilas. Ne, aš esu televizijos bokšte ir sukuosi aplink jo ašį. Aš nieko nebesuprantu. Aš nieko nebesuprantu, kas čia vyksta. Kas čia per laida. Po muzikos... Gerbiami žmonės, tie, kur dabar klausit radio centro ir galvojat, kas per priedurniai čia šneka, tai žinokit, nieko nepadarysim, mums už tai moka pinigus, kad mes durnybę šnekėtumėme. Nu, taip. Kodėl? Mano neledinė širdis, jinai iš tokios šlikščios mėsos padaryta ir kraują varinėja viduj. Klausyk, papasakok, nu kur tu sėdi? O tai labai mantras sužinoti. O klausyk, bonkė ant stalo stovi? Taip. Konjakos? Ne, kmininės pusė. Kmininė. Atsimeni tą, kur pas tave geriam tada. Atsimenu. Ką be prisiminsi tie laikai, žinai, laikas bėga. Ai, žinai. Ai, Bronius, labai noriu tave rytoj pakviesti į mūsų koncertą. Pabė rytoj toks kabakas. Tiksliai grosi tu ten, Taip, aš grosiu su Hebra ir kas girdi, ateikit rytoj, paklausysim, pasibičiuliausim. Alaus bare, juokus paskaldysim, va. Česlovai? Taip. O tu mane myli? Ne. O dar neseniai sakei, kad myli. Tai tu manęs nemyli? Atsakyk. Atsakyk. Ne. Česlovai. Ką? Tu manęs jau nebemyli? Ne. Tai tu jau nepidaras? Ne. Kodėl tu mane Broniumi vadinėjai? Atsiprašau, Zbignevai, labas vakaras. Čia, žinai, užsisvajoja, skambinu, tau tiksliau Broniuje paskambinau. Kaip tu gyveni? Aš tau kaip paskambinsiu, tau galvoju, kila suskambės. Planiau? Taip. Ko tu ant Bronius neišžaiš? Ne. Sūkinas sūnus. Taip. Tu, kai žiau, praeitą kartą privėmė pas mane tualečią, kai gerim. Ne. Atvičai. Taip. Kodėl tu pasidarėjai toks šurkštus, šaltas ir vidinį širdį? Kodėl tu Broniui isteriją sukėlėjai? Aš išeinu iš radio šou. Aš išeinu. Patarzdėjau, bliudak. Aš išeinu. Bronius savo vienas pjaustas ir dėl tavo žodžių. Kuriu spė savo radio šou ir viskas. Aš išeinu. Aš eisiu į Ruskai radijas, baikas skaldyti. Aš grįšiu į valstybinį radiją. Aš važiuosiu į Molodečną dirbti. Specialias prižiūrėtojas. Tie laikai būdavo, pamenu. Nu, dabar jau praėjo šitie laikai. Būdavo gerai. Taip. Būdavo važiuoja traukinį Vilnius, Maskva, į Strelkas Molodečną pakeisdom, nuvažiuodavo į tą drogą. O klausyk, jūs 5 kapeikas dėdavot ant bėgių, darydavot peilį. Dėdavo. Ir aš dėdavau. Tai filmai rusiškai, partizanus, kur bėgius siginulindavo, tai mes irgi taip darydam, su jūros mišinį. Oi. A po to pardavim jodvarniams likučius. Lietuvos ryto redakcijos siginulį. Aišku. Laikai buvo, dabar niekai negali padaryti. Aš šūdą su demokratija prisižaidėm.
ant gatvės spjaudytis negali. Anksčiau būdavo eini, tfu, nalėva, направо, dabar mentas iškart pagauna su puvusiu aštuntukas, į nuovadą veža bananų dočiai. Nu, taip, Aš demokratija. taip pasakysiu, šikau aš ant šitą gyvenimą, va. Viskas laidai uždaromi, Bronius vienas prisipjovė, Albinas į Anapilį nukeliavo. Viskas, Pideras, va, įkeulė tavo sūnus nenormalus kraujomaišis. Ir žmona tavo durnė. taip, aš ir pats durnius. Žinot, kiek pas manęs zlobas ant tavęs susikaupė per visus šitus 4 metus. Aš tu galvą nusuksiu. Taip, Va. Aš tavo nugaras anarchiją išdeginsiu ženklą. Ir parašysiu anarchiją, panks nadzėt ir faje. Poniau? Viskas, uždarom laidą, visi gero, negaliu kalbėti. taip, закрываем лавочку радио шоу. Viso gero.